Taigi, labas vakaras visiems. Su jumis Trading Inkubatorius, čia aš Artūras ir kaip kiekvieną sekmadienį pabandysim pažiūrėti, kas vyksta pas mus markete, kas maždaug nutiko praeitą savaitę ir kas galėtų nutikti ateityje. Praeitą savaitę iš tikrųjų buvo gan įdomi ir sakyčiau tikrai buvo ką veikti. Tai bent jau pas mus, tai mūsų erdvė iš tikrųjų tikrai prognozijos visos analizės pasiteisino, tai ką buvom surašę ant lentos ir apžvalgose mūsų vykintas buvo rašęs, tai iš tikrųjų viskas labai sėkmingai įsipildė. Pabandykim pažiūrėti iš tikrųjų, kaip pasidarinėjo savaitiniai žvakės ir paskutinės dienos, tada žiūrėsim, gal kažką įdomaus sugalvosim. Euras GBP pirma pora būtų, tai aš užmesiu pirmiausia gal akį, pažiūrėsiu į savaitės grafiką ir tikrai iš tikrųjų vertas dėmesio, yra ką pažiūrėti, bet kokiu atveju išlieka tas pats 7.00 iš tikrųjų stipriausias kol kas lygis ir matom, kad čia buvo visą laiką didelė jėga į viršų, kažkas bandė dar truputėlį leisti kainą į apačią ir vis tiek savaitė iš tikrųjų sudarė pilnai uždengus viską, tai inside baras iš kitos pusės ir dabar jau tikimybės iš tikrųjų vėl didėja, kad su šita pora važiuosim toliau į viršų. Kol kas, aišku, kol neprasimušėm per visas šitas paskutinės viršūnės, reikėtų truputėlį atsargiau elgtis, bet dieniniam iš tikrųjų jau matom, kad tikrai kol kas laimi pirkėjai. Aišku, išlieka labai svarbi visa šita zona. Kai šitą zoną mes pramušim, tada iš tikrųjų galima orientuotis į pirkimus. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų būčiau linkęs labiau į pirkimus, labiau būčiau linkęs pirkti šitą porą. Aišku, pirmiausia reikėtų sulaukti kažkokių tai tam tikrų signalų 7.4.0.0, kai jau kažkas pilnai virš jau užsidarys. Čia 7.2 iš tikrųjų sulaikė viską, tai kai bus virš 7.4, manau, būtų galima pabandyti jau šokti į pirkimus. USD ir Kanados doleris dar prieš porą savaičių kalbėjau, kad magnetas bus greičiausiai iki 1.350 ir kol kas tas scenarijus veikia. Čia buvo galima dar pasimti iš tikrųjų nemažą dalį, nepatiko tik tais šitas penktadieninį žvakį, atsiprašau, ne penktadieninį, o ketvirtadienio žvakį šitą buvo. Tai dabar iš tikrųjų tokia labai 1.3.4 kol kas iš tikrųjų suveikė, bet 1.3.5 vis tiek galbūt kažką iš galvos, bet dabar jau iš tikrųjų labai rizikinga ir man asmeniškai psichologiškai jau įeidinėti į pirkimus, kada yra išsipardavę vienoje vietoje šitaip stipriai, tai jau yra pakankamai sudėtinga. Aš asmeniškai nelysiu jau jie. Savaitiniam grafike pažiūrim, jinai atrodo stipriai iš tikrųjų savaitiniam eina savo. Vis tiek aš lieku prie tos pačios nuomonės, kad 1.350 turėtų būti pasiekta. Galbūt kažką toko pamatysim savaitės eigoje. Australas ir USD. Čia stipru. Mėnesio žvakė dar kol kas neužsidarė. Prieš tai mėnesį skirto 7.00 lygį ir mes čia buvom iš tikrųjų ir dar kai kurie esam čia sandoriuose. Savaitiniai žvakiai, aš prieš tai kalbėjau, kas man patiko, tai dėl to, kad tie 7.00 susiformavo tokia, gan sakyčiau, galbūt manipuliacija, dar tiksliai nežinom, bet jau dėl to buvo galima spręsti, nes paskui dar vieną turėjom, vieną irgi žvakę į viršų. Kol kas apačios tos nesugebėjau padaryti, vis tik tais dar išlieku prie long pozicijų, tai yra žiūriu į pirkimus. Nors aišku būtų daug geriau buvę, daug įdomiau, jeigu būtų šita žvakė truputėlį buvus kitokia. Dieniniam grafike užsidarinėjau aš būtent ketvirtadienį visas short pozicijas, tai yra čia, ir 7.00 iš tikrųjų tikrai suveikė ir kol kas tai yra mano labiausiai žiūrima pora.
Techniškai iš tikrųjų yra ne viena priežastis, kodėl orientuojuosi aš būtent į, atsiprašau, kaip aš žinoma, kodėl orientuojuosi aš būtent dabar kol kas dar vis į pirkimus. Tai paimkim, čia yra FIBO. Tai vis tik tai suveikė 76. Žinot, pas mane 76 yra paskutinė stotelė, kuri sudirbo su 7.0.0 lygiu. Tai jeigu užsidarinės čia žemiau kažkur, paliksim šitą porą velniop, bet jeigu užsidarinės žemiau šitų apačių, iš tikrųjų ir toliau eisim į apačią su pardavimais. Kol kas su nedideliais sandoriais galim dirbti į viršų ir čia galbūt gali būti tas kulminacinis taškas, kada rinka kažkiek taip apsisuks, tarkim, bent jau iki šitos vietos. Tai dabar tik tais pirkimai, nedideli, su mažom rizikom, paskui jas galima didinti, jau aišku, lotus ir ten sandorių savo, bet kol kaina nenuėjo čia kažkur žemiau, tikrai pardavimų nežiūrėsim. New Zealand ir USD baisiai gražiai atrodo ir čia 6.250 yra kaina, 6.250, savaitinis grafikas aišku, šita žvakė, jeigu jinai būtų buvusi truputėlį didesnė, jau traktuočiau tai kaip bent jau laikiną apsisukimą. Kol kas tą sunku pasakyti, nes šita žvakė neuždengė šitos pagrindinės savaitės. Bet matom savaitinį, praeitos savaitės žvakiai daugmaž galim sakyti išsipirko, bet vis tiek užsidarė raudona. Tai reikėtų irgi būti atsargiem valandiniam, dar palaukit ateisiu į dieniniam grafike. Dieniniam grafike iš tikrųjų vaizdas gražesnis. Trendas, aišku, pas mumis eina į apačią, kol kas tai esam tokiam kanale. Jeigu prasimuštų viršui čia, iš tikrųjų galbūt galima bandyti šitą porą pirkti iki 6.7, bet tą reikėtų daryti irgi tik tais, kol kaina bus čia. Dabar dar atklysiu į valandinį grafiką. Valandiniam grafike jau buvo galima matyti ketvirtadienį, iš tikrųjų, buvau net ten pasibraižę savo, iš tikrųjų, kad kažkas tai vyksta kitko. Susiformavo čia labai tokia gražia apačia šitoje vietoje, su didelė jėga prasimušė, tai būtent šitas apačias prieš tai paskutinės buvusias pasidarė, prieš tai buvusias apačias, tas apačias gražiai pasitikrino, čia iš tikrųjų jau vieta iš vadovėlio ir kaina toliau važiuoja į viršų. Pažiūrėkit, kad mėnesiniam grafike jau galim sakyti yra užsidarius kaina virš 61, tai reiškia jau vis tik tais kaina yra virš 61. Pažiūrėsim, kaip suveiks pirmadienį rinką ir kas bus pirmadienį. Galbūt dar pirmadienį keliausim po truputėlį vis dar aukščiau. Dabar tikrai pardavimų jokių absoliučiai negalvoju, tik tais pirkimus, kol kas nedidelius, bet tik tais pirkimus. Euras ir Japonijos jena, čia prieš tai kalbėjau savaitę, man atrodo, kad nelabai suprantu, kas apskritai šitoj poroj vyksta. Kol kas tokia kanalinė prekyba tokia, net galbūt kaip prisiaurėjantis pleišas kažkoks tai yra. Labai sunku ką pasakyti, 1.3.2.5.0 kol kas stipru, tai yra čia stipru. Vis tik tais galima būtų tikėtis scenarijaus tiesiog tokio. Bet čia dar labai daug klaustukų, reikėtų laukti, kol iš tikrųjų kaina kažkur tai prasimuš bent jau per čia. Sunku labai prognozuoti tokią vietą. Kol kas aš ją palieku ramybėj. Svaras ir USD, čia iš tikrųjų ralio dėjo per paskutinę savaitę žiauriai gražiai jisai. Tai priartėjom prieš tai buvusių tokių žemumų, ne žemumų, bet tų tokių lygių. Kol kas kaina yra čia, yra 1.5.0.0.
pradedu jau iš tikrųjų tikėti, kad iš tikrųjų tą 1500 iš tikrųjų bandys paliest. Ir jeigu jisai toliau čia užsidarinės po juo, nu, velniai žino, kaip čia su juo bus. Kol kas nesu apsisprendęs tvirtai dėl šitos poros, dabar aš iš tikrųjų nei aš pirkčiau ją, nei aš ją parduočiau. Žiūrint į savaitinį grafiką, nu, tikrai nekyla ranka jį pirkt, gal net labiau parduot, bet vėlgi parduot, kodėl turėčiau parduoti, jeigu vis tik tais dar savaitė yra pakibus prieš tai buvusių lygų, dar kurie buvo 14 metais, tai susilaikau kol kas. Turiu variantą biškį įdomesnį savo ir aš jau apie jį kalbėjau jums čia ne vieną kartą ir prieš tai kalbėjau savaitiniam grafikė. Pirmiausia, parodysiu gal mėnesinį grafiką. Mėnesiniam grafikė atrodo iš tikrųjų pakankamai įspūdingai. Patikėkit, metuose tokių vietų būna labai nedaug. Esam kol kas prie 61, tai 1, 2, 3. Impulsas pagrindinis yra čia kol kas yra tik tais korekcinė banga. Kol kas, kol jinai nebus kažkur tai čia, ar dar kažkur aukščiau, tai tik kol kas yra korekcinė banga. Tikimybės vėlgi, kad čia nuo 2,50 jinai atšokinėja ir koreguojamės toliau pagal trendą, iš tikrųjų yra pakankamai didelė. Taigi mėnesinis grafikas yra pakankamai neblogas. Jeigu užsidarytų šitas mėnesis su raudona žvake, būtų labai gražu. Aš jau čia esu įėjęs gan seniai, galim sakyti, prieš 3 savaitės. O, tai savaitiniam grafikė atrodo maždaug šitaip. Ir savaitinės kol kas irgi neblogos. Labai negerai, kad šita žvakė neužsidarė žemiau šitos. Tai labai vėlgi sunku matomai prasimuš per šitas visas vietas. Bet aš tikiuosi, kad jinai vis tik prasimuš. Nu, žiūrėsim, kaip iš tikrųjų realiai bus. Bet vėlgi, kas liečia price action, tai šita neišpirkta. Taip ir turėtų būti. Tiek teoriškai, tiek praktiškai. Daugiau tokių dalykai pasiteisina. Sekančios yra 2 raudonos. Vis tik tais 2 yra stipru. Ir praeitą savaitę neturėjau parako, neturėjau pinigų, iš tikrųjų jos irgi išpirkti. Tai niekas jos neišpirko ir niekas su nieko nepadarė. Dieninės žvakės atrodo labai gražiai, kol kas labai patraukliai. Ir šitas vietas, jeigu tik jisai prasimuša, iš tikrųjų, manau, atsidaro mum kelias ir toliau važiuoti su juo į apačią. Tai šitą porą susifokusuosiu labiausiai ir manau, kad tai vienas iš įdomesnių variantų pas mane. Jeigu tik matysiu, kad čia kažkur jau plėšosi kaina, tai iš tikrųjų paliksiu lauk, spręsim tada, kada bus kažkur tai čia viršui, bet kol kaina yra čia ir jeigu jinai ateis čia, orientuosimės tik tais į pardavimus. Taigi šiandien dienai tiek. Priminsiu visiems, kad šią savaitę, tai yra trečiadienį, užsidaro mėnesis, tai atkreipkite dėmesį, mielieji, į mėnesinės žvakes, pasižiūrėkit, kaip jos susidarinės, iš jų galima daug ką nuspėti, daug ką suprast. Naujienų kalendoriaus netikrinau šiandien dar, tai nežinau, bet berods ten tų naujienų gal labai daug nebus, bet kokiu atveju šiaip pasaulyje daug labai naujienų, tiek su Europos indeksais, dėl Volkswagen ir taip toliau ir panašiai, tie patys pabėgėliai ir visa kita, tai būkite atsargus, būtinai tikrinkit kalendorių ir šio mėnesio žvakes. Šiam kartui tiek ir iki.